Nu, atlekiam pagaliau rimtam darbui. Tai yra viską sutvarkyti, kas čia atsitiko su visom pasiekmėm. Nežinau, čia reiks turbūt pradžiai nurinkti uogas. Šiaip gražios jau viskas kaip ir gerai. Nurinksim, tada iškarpysim tos stiebus, kurie mirė. Ir, oi, kiek daug bitučių. Ir tada sutvirtinsim parišdami. Uogų labai daug. Mat įdomu, kaip čia nusirinks naujos. Darbelio laukia. Tai vienintelis krituolis pataikė tiesiai ant bičių. Nu, nežinau, kodėl taip atsitiko, bet kažkom labai patraukė tos bitės. Galėjo juk krist va čia ant šiaudų. Nu, kodėl? Neik ignerti. Kažkaip galvosim jas išgelbėti. Žinot, kokia didžiausia problema? Kad nežinom, nuo ko pradėti. Tai turbūt pradėsim nuo krašto. Tiesiog. Pasiėmiau iškart pasiruošiau dėžučių, nes reikės nurinkti, kurios jau nelabai gražios uogos ir karpyti nulaužtus stiebus. Ir tiesiog daryti sutvirtinamą parišimą uogų. Kas čia? Net bijau. Šakės. Ką čia daryti? Oh my god, va dar. Fu, kiek musyčių, ką jūs čia daro. Šakės, ką čia daryti? Padegt? Ir va ten. Oh my gosh. Tai šis visas savaitgalis turbūt bus skirtas avietyno tvarkymui po audros. Tai šitoj vietoje ypatingai čia kažkaip išsiguldė jos. Visos praktiškai guli. Tai tie parišimai mūsų buvo padaryti. Aišku, jie irgi nukrito kartu su avietėm ant žemės. Čia jau naujai pratęsėm juostą. Ir dabar tiesiog, ką mes darom, tai sukabinam tas juostas su virvelėm papildomom. Avietyną sutvarkėm, tai atrodo pavyzdingai gražiai. Nu, kai kur biškį, va čia nulūžo lenta, tai ir parišimas atlaisvėjo. Bet šiaip iš esmės labai gražiai atrodo. Mano šiandienos darbo savaitgalio darbų užbaigimas tai bus nuravėti pirmametės braškes. Vakar jau pradėjau, tai šiandien pabaigsiu. Va šitas gražuolės, labai gražiai suaugę ir matau, kad nemažai yra iš ūsų prisidauginusių. Nežinau, ką čia man gal pasiūlyt pirkti jas, daigėlius tuos. Nes mes nesiplėsim šiais metais, o ūsus patariama imti tik iš pirmamečių. Nu, dar pagalvosim, ką čia daryti su jais. Tai va, vakar 1,5 vagos turkiau, tai šiandien reikia pabaigti. Ar čia jau būriuojasi paukščiai skristi į šiltus kraštus? Net nelabai žinau, kokie čia paukščiai nelabai matosi. Nu, ne gandrai tai tikrai. Bet rimtai būriuojasi. Žodžiu, pragraužė pelėnai mūsų laistymo juostą ir neiškart pastebėjom, tai pasidarė tokia bala, aš čia galvėjau. Tai dabar eidama, kaip klimpau, va čia kažkur tai nesimatė, kad šlapia, nu tai žodžiu, va čia va turbūt, kur auga žolės, jau apeisiu ir tik tai šniurkšt, va taip va. Bet gerai,
atgaivino nuo karščio vandenėlis mane. Jau sutaisyta, bet kažkaip nesigeria vanduo. Sausa gal jau. Tai va, nuravėjau, daug ūsų prižėlė. Svarstau, ką čia man su jais veikti. Kažką sugalvosim. Dar paieškosiu aviečių. Raudonų matosi. Tai gal pavyks kažkiek surinkti gražių. Ir turbūt keliausim namo. Jo, yra daug raudonų. Gal tai pavyks surinkti kažkiek, tai bent kelis kilogramus. Nes labai yra daug norinčių. Einu imti dėželių ir į darbiuką.